Sveiki, esu Eurokos naujienų apžvalgininkė Lina ir šiandien atkeliauju pas jūs su dar vieną savo video. Taigi visų pirma, sveiki sulaukę tikrojo pavasario, pagaliau ilgos žiemos ir šaltų orų. Ta proga, kad tas pavasaris pas mus atėjo, norėčiau pristatyti jums 4 pavasarinio makiažo idėjas ir tendencijas, kurios buvo populiariausios ant podiumo, pristatant šių metų pavasario mados kolekcijas. Tai visų pirma, pradėkim nuo įvaizdžių kūrimo. Ir tuomet aš jums papasakosiu, kokius naujus produktus turėjau galimybę išbandyti ir ką apie juos galvoju. Visų pirma, visus pabėrimus, paraudimus ir kitus netobulumus padengiau su tamsesnės spalvos maskuotoju iš Gosh BB Skin Perfecting Kit rinkinio, kurios spalva yra light. Tuomet naudodama sudrėkintą kempinėlę, visą veidą padengiau Maybelline Super Stay Better Skin makiažo pagrindu. Toliau su šviesesniu Gosh rinkinuko maskuotoju padengiau paakių zoną, nosies centrą, o su šviesintoju, kuris yra blizgus, skruostikaulių viršų. Tiesa, vėliau makiažą beveik baigusi nusprendžiau to švytėjimo suteikti ir viršutinės lūpos centrui bei vidiniams akių kampučiams. Tuomet perėjau prie kontūravimo ir tam naudojau maskuotoją iš tokio paties Gosh rinkinuko, tačiau šį kartą rinkinio spalva yra tamsesnė, tai yra medium. Potėpius ant skruostų dariau pradedama daugmaž nuo ausies viršaus ir eidama link vidurio tarp lūpų ir nosies. Spalvą išretušavau judesiais aukštyn ir taip pat naudodama tą patį produktą pakontūravau kaktą ir žandikaulio liniją. Kadangi naudojami kreminiai produktai, būtina juos užfiksuoti sausais. Ir tam aš naudojau 3 priemonės. Tai visų pirma, skystą makiažo pagrindui ir šviesiausiam maskuotojui aš naudojau paprastą kompaktinę pudrą. Mūsų blizgiam highlighteriui ar šviesintojui aš naudojau nedidelės pigmentacijos šviesų blizgų akių šešėlį. Ir galiausiai vietoms, kurias aš pakontūravau, aš naudojau tokį pilkšvai rusvą šešėlį iš Catrice. Ir kalbant apie kontūravimą, čia pasirinkau būtent tokį šešėlio atspalvį, kad šiek tiek nugezintų tą mūsų rusvai oranžinį maskuotoją. Nes jis yra idealus kaip bronzantas, tačiau kaip priemonė kontūravimui vienas pats jis tikrai netinkamas. Žandus švelniai padengiau skaistalais ir tuomet perėjau prie konkrečių veido bruožų ryškinimo. Norėjau šiek tiek natūralesnio ir tokio tvarkingo, bet ne iki galo įvaizdžio. Tai antakiams naudojau tą patį šešėlį ir vėlgi jį užtvirtinau antakių želė. Toliau vėlgi su to pačiu šešėliu švelniai pakontūravau akis, patamsindama ten, kur prasideda akiduobės kaulas. Patį voką padengiau su paprasta kompaktinė pudra tam, kad išlyginčiau spalvą. Makiažą užbaigiau blakstienas padengusi 2 sluoksniais blakstienų tušo ir lūpą sudrėkinusi bespalvių balzamu. O dabar prie spalvingesnių idėjų. Visų pirma, pradėkim nuo įvaizdžio Flaming Lips arba lietuviškai degančios lūpos. Tai ryškios pavasarinės spalvos iš podiumų tikrai niekur nesitraukia. Kalbant apie lūpų atspalvius, oranžinė nepabėga niekur, kai buvo ant bangos praeitais metais, taip jinai išlieka ir šį šiltąjį sezoną. Taip pat nemažai mačiau šiltų raudonų atspalvių, bet variacija ar variantas, kuris man patiko ir krito į akį labiausiai, tai derinys oranžinės spalvos ir burgundiško vyno ar tokios tamsios uogų. Ir būtent šį įvaizdį aš pabandžiau atkurti su turimomis priemonėmis. Pirmiausia, lūpas apvedžiau ir užpildžiau su Gosh Velvet Touch lūpų pieštuku, kurios spalva yra Antique Rose numeris 2. Ir vėliau padengiau lūpas oranžiniais lūpų dažais. Kad kraštelė atrodytų preciziškai, lūpų kontūrui naudojau teptuką. Jei padarot kažkokią klaidą, visada ją galite ištaisyti naudodami maskuotoją ir pudrą. Dar viena man labai patikusi ir kritusi į akį tendencija yra ryškios raiškios linijos. Iš esmės kalbama čia apie akių pravedimą ir pakankamai dramatišką, ypač pavasario akių pravedimą. Turiu galvoje, net jeigu jūs akis norite paryškinti, bet pravedimo neprailginti, galit drąsiai brėžti storą liniją. Ir jeigu jau darot pravedimą, nebijokit jo padaryti šiek tiek ilgesnį, negu esat pripratusios. Aišku, visų pirma, turit žiūrėti, kas tinka konkretiems jūsų veido bruožams, tačiau dar viena detalė, kurią aš pastebėjau, tai kad tas pravedimas yra toks beveik visai nelankstus. Sakykime, tiesi linija prasideda dar nuo voko vidurio ir jinai eina arba visiškai tiesiai, arba tik šiek tiek kildama iki pat prailginimo galo. Ir paskutinė idėja, kuri man asmeniškai yra pati gražiausia ir mieliausia iš visų, tai pavasarinis dūminis akių makiažas naudojant alyvinius ir violetinius atspalvius. Akių makiažą pradėjau nuo Max Factor kompanijos kreminių šešėlių Axis Shima. Vėliau, kad spalva būtų ryškesnė, visą voką padengiau šviesiais blizgiais alyvų spalvos šešėliais,
o ten, kur prasideda akiduobė, spalvą retušavau naudodama tą patį rusvai pilkšvą Catrice šešėlį. Bei tapo antakiais ir vidinius akių kampučius patepiau su matiniais vos šviesesniais nei mano natūrali odos spalva šešėliais. Naudodama tamsesnį violetinį atspalvį, padengiau išorinius 2/3 judančio voko, koncentruodama spalvą ties blakstienų liniją. Jei norit, čia galite ir sustoti, tačiau aš nusprendžiau išorinę blakstienų linijos pusę dar labiau paryškinti, naudodama Manhattan Intensive Effect šešėlį dvejetuką, o tiksliau tamsesnę jo spalvą. Galiausiai nusprendžiau, kad vis dėlto reikėtų šiek tiek pašviesinti vidinės akių vokų dalis, kad akys neatrodytų per daug sunkios. Tai su puriu teptuku užtepiau dar šiek tiek kompaktinės pudros ir makiažą užbaigiau 2 sluoksniais blakstienų tušo. Dabar apie produktus, kuriuos šį kartą išbandžiau ir pradėsiu nuo veido produktų, o tiksliau nuo makiažo pagrindo. Tai yra Maybelline Super Stay Better Skin Flawless Finish Foundation makiažo pagrindas ir spalva, kurią aš išsirinkau, yra 020 Cameo. Jo kaina yra 12,89. Tai pakuotė, kaip matote, yra stiklinis buteliukas, produktas išsispaudžia, kas yra labai patogu, todėl kad į vidų nėra šansų papulti jokioms bakterijoms ir kitiems negeriems dalykams. Ant pačios pakuotės yra prirašyta labai daug, labai gerų dalykų. Tai yra vitaminais praturtinta formulė, iš karto išlyginanti odos toną ir oda atrodo geriau po 3 savaičių produkto naudojimo. Tai va, dėl tų 3 savaičių tiksliai dar nežinau, tiek dar nenaudoju, bet jeigu jums įdomus mano tolimesni įspūdžiai po kelių savaičių naudojimo, galite prašyti komentaruose ir tuomet aš po kurio laiko jums atsakysiu, ką aš galvoju apie šitą produktą. Užtepus 1 sluoksnį šio makiažo pagrindo, tas dengimas yra, kaip čia išsireikšti, vidutinio stiprumo. Jis neuždengs kiekvienos tamsiausios dėmės ant jūsų veido, nežinau, visiškai neuždengs apgamų, kaip ko gero galite matyti, bet odos toną jis išlygina, raudonį paslėpia, išdžiūvęs jis yra visiškai matinis. Pats vienas savaime, dienos bėgyje jis tuos natūralius odos aliejus į paviršių, kaip pasakyti, išleidžia. Tai kaip bebūtų, rekomenduočiau naudoti ir kompaktinę pudrą kartu su šito produktu. Toks pastebėjimas sausesnę odą turinčioms merginoms ir ypač jeigu turit kažkokių pašerpetojimų, prieš tepdamos šitą produktą ant savo veido, padenkit tas probleminės vietas su riebesniu veido kremu, nes kitu atveju tas matinės, kaip pasakyti, užbaigimas gali padaryti nelabai gerą dalyką ir tuos netobulumus išryškinti dar labiau. Tai bendrai šitą makiažo pagrindą aš vertinu 10 balų iš 10. Sekantis produktas, kurį aš išbandžiau, yra Gauche BB Skin Perfection Kit. Tai yra šviesintojo ir maskuotojo rinkinys. Jo kaina Europos parduotuvėse yra 14,19. Kas mane patraukė pirmiausia, tai kad tokioj mažutėj pakuotėj, kuri yra lengva, bet labai sandariai užsidaro, yra ne tik veidrodis per visą dangtelį, kurio aš jums dabar nerodysiu, kad neapakinčiau, bet jūs turite ir tarpusavę 3 labai gerai suderintas priemonės. Jūs turite priemonę plakiam, priemonę kitiem veido netobulumą maskuoti ir blizgų šviesintoją. Iš pat pradžių aš nežinau kokiais būdais, bet aš išsirinkau spalvą ne light, kurią aš jums rodžiau dabar, bet medium. Tai kai gavau, mano akis išsipūtė labai stipriai ir galvojau, ką aš su juo dabar darysiu, bet paskui pradėjau žaisti ir žiūrinėti kaip, kas ir kodėl. Ir iš tikrųjų man labai patiko tiek dengimas, tiek tekstūra. Žinau, kad tikrai drąsiai jį naudosiu ir sunaudosiu kaip kreminį bronzantą, nes šiai paskirčiai jis man labai patiko. Ir kaip jūs matėte video prieš tai, aš jį kartu su kitų produktų naudojau veido kontūravimui ir jis tarnavo kuo puikiausiai. Kai šiek tiek jau buvau susipažinusi su šituo produktu, aš nukeliavau į Eurokos parduotuvę ir pamačiau, kad Gošo produkcijai, tik nebeatsimenu visai, 20% nuolaidą ir pasiėmiau šviesesnį rinkinuką, kurį aš naudosiu pagal paskirtį. Tai yra pakiam, netobulumam maskuoti ir šviesinti toms vietoms, kurias aš noriu pašviesinti. Tai va, kad ir produktas kreminis ir pakankamai standus, jį lengva tepti labai planai, bet jis tų savo pigmentacijos nepraranda ir dengti yra visai patogu. Šitas daikčiukas naudojamas vienas pats, turi tokį
bjaurų įprotį subėgti raukšlėles, dar nespėjus makiažą pabaigti. Tai va, aš būtinai turiu šitą produktą užfiksuoti su kompaktinė pudra. Ir užfiksuotasis man problemų nekelia kokias, ko gero 4-5 valandas. Ir po to vėl reikia su pudra tą fiksaciją šiek tiek sustiprinti ar atnaujinti. Tai bendras šitų produktų vertinimas, mano manimu, galėtų būti 9 iš 10, todėl kad mano manimu produktas, kuris yra užfiksuotas su pudra, turėtų laikytis ant veido be jokių priekaištų bent jau, žinau, darbo dieną, bent jau 8 valandas. Trečiasis produktas teoriškai yra skirtas akims, bet aš jį išbandžiau, visai kaip. Ir tai yra Catrice Absolute Eye Color šešėliai, kurių spalva yra 350 Starlight Express. Naudojant teptuką, tų pabirėjimų yra šiek tiek, nelabai daug, bet šiek tiek yra, tai reikia, ypač naudojant purų teptuką, reikia nepamiršti to šešėlio pertekliaus nukratyti. Šiaip spalva ant voko tepti tolygiai labai paprasta ir lengva. Ir su maskuotoju papačia arba su akių šešėlių pagrindu jis tikrai išsilaiko visą dieną. Iš tikrųjų, nerealiai geras produktas. Jeigu nenorit atskirai ieškoti ir pirkti kontūravimo spalvos, bet norit plačiau panaudoti savo bronzantą, labai geras dalykėlių sluoksniavimui, kaip kad matėte pirmajam video, jis tikrai atšaldo tą rusvai oranžinę spalvą ir tas kontūravimas atrodo žymiai natūraliau. Trečias būdas, kaip aš jį išbandžiau, tai yra kaip antakių pudra. Jeigu jūs turite neįtin retus antakius, jūs drąsiai galite tai naudoti, jo labiau, kad jis toks yra labai natūralios spalvos. Jis nėra per tamsus, jis nėra per daug šilto atspalvio. Skiriu jam stiprų 9 iš 10 balų, vien todėl, kad naudojant šepetėlį jis turi šiek tiek pabirėjimo savyje. Produktas yra Catrice Cosmetics Multi-Style Matte Eyeliner, matinis akių pravedimas. Jis atrodo tai taip, ir štai taip, jo kaina yra 3,62. Dalykas, kuris labai intriguoja šito gaminio viduje, yra unikalus aplikatorius, nes aš labai bijau pritraukti per daug arti, nespėju, kad nebesufokusuos mum nieko. Visada be galo vertinu naujas ir inovatyvės kompanijų idėjas, nesvarbu, ar tai būtų susijęs su kosmetika ar su kitoms sritimis. Kartais tos idėjos ir inovacijos nebūna tokios sėkmingos. Ir ko gero šitas akių pravedimas yra viena iš jų. Visų pirma, jis yra nerealiai kietas ir kai aš brėžiu liniją, jausmas toks, lyg aš tai daryčiau su paprastu flomasteriu. Visų antra, tvarkoj, mes galim nubrėžti storą liniją ir mes galim nubrėžti ploną liniją. Bet problema yra, kad toks storis yra ploniausias, kokį jūs galite išgauti. Tai, jeigu jūs norit padaryti precizišką prailgintą akių pravedimą, jūs neišsisuksit nepanaudoję akių makiažo valiklio ir vatos pagaliuko. Tačiau, kalbant apie patį pravedimą ir pačią pravedimo formulę, jinai man pasirodė visai nieko. Tiesa, kad išgautumėt tą tokį tikrą intensyvų ir matinį juodumą, jums ko gero reikės ne vieno sluoksnio apie 2, leidžiant pirmam sluoksniui išdžiūti ir tuomet ant viršaus užtepti antrą. Šiaip šitas akių pravedimas nėra visai blogas dalykėlis, jeigu nemėgstat tų prailgintų pravedimų ir norit paryškinti tik tai blakstienų liniją. Bet bent jau man asmeniškai, kiekvieną kartą, kai aš atitraukiu ranką, norisi pasižiūrėti į aplikatorių, ar aš tikrai jo nepasukau kitaip ir ar aš nenubrėšiu storos linijos ten, kur aš jos nenoriu nubrėžti. Formuliai aš rašyčiau 8 su pliusu ar 9, nes, kaip minėjau, ta formulė nėra bloga. Bet aplikatorius tikrai veda iš kantrybės, tai todėl aš šitam akių pravedimui rašau 6,5. Ir paskutinis produktas, kurį aš šį kartą išbandžiau, tai yra Max Factor šešėliai Access Shimmer. Ir spalva, kurią aš pasirinkau, yra numeris 15 Pink Opal. Šita šešėlio tekstūra yra, jeigu nelygiai tokia pati, tai bent jau labai panašiai į tuos vadinamus mousse foundations, tokius putų pagrindo makiažo pagrindus. Tai va, tas ir labai patraukė mano dėmesį. Šiaip užtepus ją tiek, sakykime, ant rankos, tiek ant voko, viskas
Tapsme, ne tai, kad viskas, bet pagrindinis dalykas, ką jūs matysit, tai yra blizgesys, kurio atspalvis yra toks kaip šitie kreminiai šešėliai. Produktas man labai patiko, nes jis yra tiek labai geras pagrindas kitiems akių šešėliams, tiek kaip kreminis šešėlis pats savaime, jisai tikrai išsilaiko ant plaukų visą dieną. Vienintelis minusas, kuris mano manimu yra šiame produkte, bet vėlgi tai ko gero todėl, kad ta tekstūra yra be galo minkštutė. Aš tuos šešėlius naudoju ko gero 4-5 kartus, tikrai nedaugiau. Ir aš naudojau pakankamai nemažai jų. Ir todėl šitam produktui aš rašau 9/10. Tai tokie tie mano atsiliepimai ir tokios idėjos pavasariniam makiažui. Siūlau bent vieną iš jų išbandyti. Ir tikrai ne dėl to, kad madų laikytis yra mirtinai svarbu. Manau, kad išbandyti ką nors naujo visada yra smagu, o ir savo kasdieninę grožio rutiną kartas nuo karto pakeisti irgi reikia. Tai tiek šį kartą, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu turite kitokią ar tokią pačią nuomonę, kažkokių klausimų ar pastebėjimų, būtinai rašykite apačioje ir iki kito susitikimo. Ate.